Kaip tu įraik ten? O galim čia į ten? Ieško. То есть вот мы видим пятиэтажки, да, которые здесь. Вот справа тоже общежитие. Некоторая часть из этих квартир уже не используется. Лишнее с бендрика. Вот справа магазин, мы сейчас сюда заедем. Пару Магазин называется Полесье. Nelieskit. Jeigu prisiliesit prie lapo, tai bus, žinokit, ragas. O čia tai pamasok lapo va dabar. Ne, tas pats šūdas. Prisiliečiau viską. Čia buvęs darželis. Darželis, vaikų darželis. Turim 4 minutės. Čia biškai sumažėjo, 220. Čia mažiau. Čia iš vis yra tik 0,5. Ok. Gerai, einam toliau. Čia 5, 0,5, jo. Ai, 0. Tai čia iš vis nėra. Tai jo. Ne, nu taip, o čia ta kablelė neskaičiuokit, jam 5. Ne pas mus čia. Ai, čia pas mus šitas. Kiek turim? Čia 0,39. 3,7 dabar. Nieko labai... Tai čia vaikų darželis. Vos. Siaubulinga. Ai, aukštėdra. Tai koks jau metras? Pusantro kokio metro. А сколько? Ах. Покажи, вы породите. 230. Так 230 это как, ну, немало. 10 раз больше почти, да, чем много. Нет. Душим ты там. Значит, тебя кто милиция или Да. Через черный.
Šiam 4. 64 метринга. Ого, там прямо интересно. tą patį padaryti. А как бывает, там люди залезают там на эти, там, ну, большие дома. В смысле? Ну вот, например, там в такой. 16 этаж наверх? Ну, например, там ходят по лестницам. Бывает. Мы с вами, наверное, подъедем. Надо будет времени кстати еще. Подъедем на 16 этаж. Kultūros namai. Mhm. Įžengėme į kultūrnamį. Čianais jis vienas dar iš tų negriuvančių pastatų. Na, keletas prieš nugriuvo, kurios ekskursijos buvo vedamos, bet čia mes dar galim apsilankyti. Вот tau ir Černobylis. Stiklai. Kažkada čia buvo gražu. Knyga. Žiūrėkit po kojom. Gali kur nors. А что это за коробка такая? А! Навсегда. Šiuo momentu mes turime 62 mikrozyvertus ir kaip ir niekas čia daugiau nekyla. Tarsi netelpa, bet jis kažkada išsikraus. Atsisukit ir valėte vartus.
Žinau. Kažkur. Davai visi susukit. Stokit. Kažką padarykit. Prašyčia aromatas į aktų salę įdėti. Aktų salė. Eina šikt. Čiotkai. Gražus lubas. Ai, čia visokie. Čia davai tokius pavyzdžius. Sorry. Viskas gerai. Tai manau, galbūt. Bet tai čia, turbūt. Nes sakė, jeigu mes greit judėsim, tai dar į kažkokį 16 aukštį užvarysim. Chebra, jeigu greit judėsim, į kažkokį 16 aukštį nueisim. Žiūrim, kur eina. O, geras. Tas sporto salė? Ohoho. Kietai. Aš čia nedėjau. Tai čia visiškai juokas. Man įdomu, kiek šituose terasinėse augaluose. Va, taip ir būna. Wow. Nu, tai gerai, kad ne pirmą aukštą. Neblogai. Čia vas supūja viskas. Sienos kokios. Kur? Ai, man. Kažkas naujoviškai. Nu, čia atidam. Einam toliau. Laida pavadinimu 48. Tikros įvartai. Laida pasivaikščiojimai po Černobylio miestelį Pripetę. Labas vakaras, gerbimieji žiūrovai. Šiandien pasivaikščiosime po Pripetės miestelį. Jis yra žinomas kaip nuostabus kurortas Ukrainos centre. Tik tais 130 km nuo Kijevo. Štai priekyje matote mūsų gidą.
Nuostabus vyrukas, tikrai žino, ką daro. Berniukas, bet žino, ką daro. Niekada nesuklysta ir šiandien čia bus labai saugu, ypatingai saugu. Štai čia supsimės ant karuselių. Priekyje, matote karuselės, po dešinė yra kasos. Nusipirksime visos dienos bilietą, kad būtų pigiau. Tai va. Ir susitiksime po trumpos reklaminės pauzės. Galim sėsti tenai. Gali ir prasisukti ant rato. Kokiam visi? Dabar yra 50. Biškį padriftint. O įdomu, kiek metalai skleidžia. Ei, paklausk, Rimai, galiu paklausti. Galiu. Kiek kainuoja pasivažinėti? Он спрашивает, сколько стоит покататься. Sakė, nedirba. Jonas, это не работает. Geriau nereikia. O kiek? O. Ai, ne, tai ne kažką. Ten 3, bet kyla, tai čia palaikius jį paeiti. 500 ten iš karto svaro. Kur? Iš karto Čia rimtai? Parodyk. Pats kišk tą ranką, dabar čia 400 rodo. Ai, čia 302 dabar jau man rodo kažkodėl. Nu, aš kišai tai... 326, 35. Gerai. Nu, ten iki 500 šoktelį iš karto užtvaro. Taigi, grįžtame prie saugaus asfalto, ant kurio nebenusimuša. Ant kurio vis tiek 300. Nu gerai. Ai, tai čia. Gal žinok rodo saganės? Tai ta proga gal labai ir smagu čia. Linksma. Ir apžvalgos ratas. 200. 200. Ramūna. Nu ne, daugiau tai nekyla kažkodėl. Ant žemės blogiausia, šiandien skulptūra padėjau ant žemės. Ne, net paliečiau. Medžio gabalą. Tai medžio ant žemės. Žiūrėk šito gytę. Kiek suvalgys galim gal. Nu, pusirtukam, jeigu gytą valgys, 170. Neturi. Parašiau SMS linkėjimą iš čia. Dabar
mikrozyvertų rekordas buvo 850. Jį užfiksavome vaikų darželėje, šiek tiek toliau nuo Pripetės, dar neprivažiavus Černobylio miestą. Taigi žodžiu, čia yra netgi mažesnė radiacija, šiek tiek, bet pažiūrėsim, pamatysim. Varo. Taip. Komentarų. Tai galima. Jeigu kas nori komentarą, būtinai galit pasakyti jį. Komentuoti. Pripetė. Taip. Kas tai yra karablikai? Laiveliai. Aha. Gerai. Man atrodo, žinau, kad ten, tu pažiūrėsi. Pažiūrėkime, aš nelabai supratau. Tik ko jie tokiais senoviniais būdais siūsdavo tos šitus pranešimus, įdomu. Čia bus prieplauka. Iki 5000. Gyveno, iki avarijos iki 5000 gyveno. Iki 5000? Jo. Oba, čia visai nieko padešinę matau kažką. Можно разметить? Можно. Давай, žiūrim. Čia turim 60. Ну, только на землю не опускайте. А земля очень такая? В плане того, что для того, чтобы измерить поверхность, которая вот на земле находится, достаточно такого расстояния от прибора до земли. А, так не надо до земли. Не надо до земли. Nes? Tai tarsi nebūtina, gali per tokį atstumą laikyti ir jis rodys žemę šitą. 79. Čia vieta, iš kur siūsdavo žinutes į Kijevą per 2-3 valandas, tokiom kažkokiom raketėlėm. Laiveliais kažkokiais tokiais. Jo. Kariniais. Tai jie per 2-3 valandas jas ten iki Kijevo davarydavo. Tai yra 83. Kas ten per Liuberną? А что там вот этот? А там был Припятский речной грузовой порт. Uostas, kaip Jo. Pripetės. Там очень грязно, там северный след проходил. То есть после аварии было два очень грязных следа, западный и северный. А, так там один из них. Да, Там супер užteršta. в западный попал как раз рыжий лес, а вот север пошел туда как раз. Čia jau 93. 4. Kas nėra? Там можно вот возле этого? Мы сейчас туда вместе. А, хорошо. Nu, čia būtų įdomu pažiūrėti radiacijos kiekį. A, jis tenai kažkur. Kaip apleista. Nu čia tai jau tikrai specialiai pastatyta. А что тут за этот? Kavinė. Kavinė, gal kavos kažkam ir batas namo. Bet šiaip tais laikais labai daug kur buvo tokių atsitraukimų dalykai. Oba. Čia где? Ai, ne. Čia irgi šokam? Taip. Šokam. Kas nešokinės? Turim daugiau radiacijos, ar ne? Atgink padvilnot mūsų šokančius draugus. Kas nešoka? Aš turiu 180. Kiek? 108? 110. Parodyk.
Вы хотите подняться на 16 этаж? Ar mes norim patekti į 16 aukštą? Oi. Plauksim. Paaiškinau, gali pasakyti, kur mes einam? Dabar keliaujam į baseiną. Plauksim visais įmanomais būdais. Varlyte, šuniuku. Aš nersinu. Nuogas turi. Kol kas turim 30 mikrozyvertų radiacijos foną. Pasižiūrėsim, ką vidų turėsim. Žiūrėkit po kojom. Čia guma, čia ta plasmasė, kad šlapas basam vaikščiai. Ai, nu šiaip jo, klausyk. Net netkreipiu dėmesį iškart. Sporto salybė. Čia kol kas nieks nesikeičia, apie 30. Nu, čia ir baseinas. Opa. Turim nuo ko nušokti. Čia labai maža radiacija, yra 27 mikrozyvertų. 27? Tai labai mažai. O pabandyk prie lapo pridėti. Eikai. Nes čia biškai. Kiek mums šitą kelionę, šitas pasivaikščiojimas kainavo kokiu 220 litų gal? Ieva, ateik čia. Čia yra įdomių vietų. Įdomu, kiek rodo. O tu buvai ten viduj? Čia? Su dozometru, supranti, įdomu, kiek, nes... A, čia dušai? Jo. Ir moteriški. Čia nieko nesimato. Aha, tik sau. Gerinčių dozometrą į priekį. Jo. Na, varykit. Pasaka, kas ten darosi. Kiek turim? Prie apačios. Na, tai. Kas darosi, nieko nesikeičia. Nieko, tas pats. Neturėtų keisti šių. Čia dabar Davai nufotkinam, kiek čia yra prie to baseino, nes tas... Duos, aš į nuotraukas esu. Jo. Bet reikia ten eiti pabučiai, kad iš ten fotkintų. Ne, kaip tik, tai tada stojam mes į ten. Nepalėtė, bet jau... Karvytė sako, kad čia žiūri daug. Aš kiaulė voras, aš nebe karvė. Čia po radiacijos. Kiaulė. Karvė voras. Žiauriai jėga. Pasiruošę šuolį. Žiūrėk, kaip jinai slaidina per duris.
O jis jau nuėjo? O, tenais irgi. Kur kaip net važiavom. Kas taip? Nu? Ai, fuck, norėčiau pamiršti. Tu... Tai jo, tai kiek dar mes čia nematėm iš vis? Kiek mes čia nematėm? Nu? Žodžiu, dabar keliauja į šitą 16 aukštį. Bandysim lipti 16 aukštą, aišku, laiptais. Tai čia nekausim. Stengiam labai stipriai nesireklamuoti. Žodžiu, varom. Va tau pavėsinės prie kiemo kaip būna, va tau žaidimo aikštelė prie kiemo kaip būna. Parodyti, pasėdėti. Хорошо. Так, значит, подъем идет вот, ступеньки. У вас есть 15 минут времени. Большая просьба, когда вы подниметесь на 16 этаж и вылезете на крышу, не кричать и не подходить близко к краю. Tai neįtarti prie krašto ir nerėkti, turim 15 minučių. И ни в коем случае не кричите, пока будете подниматься наверх, потому что слышимость тут идеально. Все Nerėkti, nes viskas labai gerai girti iš vis. Labai Ant tylos. Полная тишина. Наверху на 16 этаже то же самое. 16 aukšte visiškai tyla, jokio rėkimo, jokio ei, jonai, pranai, jokio tokio. Там вот край идет, вы видите, там такие поручни стоят, к ним близко не подходите. Išvis потому что очень хорошо видно. prie krašto absoliučiai jokių ėjimų. Ir iš toliau У вас gerai есть matom. 15 минут времени. Turim 15 minučių. Prašau, 15 минут. 15 minučių. Kur dozometras? Gerai. Ieva, griebk tu ir varyk varom priekį. Arba, ai, nu ką čia į priekį. 22. Aš tai šiaip Mikrozyver. Kiek? Pažiūrėk, kiek šitas. Čia vis dar turim 20. Klausyk, arba lipam viršų ir paskui žemyn eidami. Pastumėm bišką. Bet gal jau nelabai toli. Nu čia kaip dar robotui žiūrėti, kai tai neveikia vidurį. Karviai gerai. Nedaug kaip jau. Jėzau, man atrodo, manęs kol kas nesikeičia. Kur čia tas tokas skaitis? Ai, čia.
Ai, nu. Va štai čia tokių Ko? vaizdų 16 aukšte. Pala, bet tai klausyk, dar viršų gal galima, ar ne? Čia nieko reik nesimėti. Kažkodėl. Bet ten vat gerai inovacija. Gerai atrodo visai. Per aukštas labai įdomu praeiti bus. Bet viskas ištraukiama, praktiškai. Čia daug metalų, įdomu, čia būtų, ką dozometras rodo, žiūrėk. Ai! Matau. O ten toj pusėj kaip ten matosi kažkas? Ai, tai reikia farmą. Ei, padarom visi vieną fotkę. Su tuo Tai dabar su laikmačiu gal nuo šito va daiktą. Po 10. Nu kaip ką tu pagalvai? Ką tai kaip nerealiai? Eik su. Okei. Saugėt kojas. Darbas. Atsargiai. 3-3. Nu, 3-3 turim tiktais. Griebk šitą. Galima čia mušti. O ko tu manęs klausi? Ačiū. Čia galima mėžti. Šiaip spėju, ne. Varom į kambarius. Einam aukštą aptarinėsim. Liftas.
Mažesnis mėgamasis ir vonios toliau. Jo, šiaip teisingai. Radai ką nors? Įdomus? Ai, nu čia tas standartas. Balkonai. Fotkinu čia filmuoju. Aš filmuoju. Išsikviečiam liftą. Kas būtų išpradėjo? Kažkaip neatsidaro. Kažkur tai. Gerai. Galėsim žemiau dar tas padvėsia šuans daugiau. Žinok, kitoj vietoj tenais. Kitoj vietoj buvo žiauriai daug. O, va, čia kažkas įdomus. Ai, ne, čia šiaip užkal. Nu. Nebūtinai, tai jeigu ką nors. Taigi jis galėjo tiesiog pristryt ką nors netinkamą. Taigi ne iš karto. Tik, pažiūrėk. Tikrai daug mečių gali būt, kad šiaip saulėti viskas nors. Nuo radiacijos? Nu, minučių. jau 15 minučių. 15 minučių turim jau. Filmuotas dar viršų. Ane? Būti šiaip. Gerai, tai aš dar vieną aukštą prabėgti norėčiau. Kas tai? Nu taip, panašu. Bet galbūt trečiam aukšte rasi ne tik šuninę lymą. Tas ir man. Kiek čia dar aukštų neįdės suprasti? Nu gerai, aš šaunu šitą aukštą. Ačiū. Bet viryklės išlaužytas. Šiaip lempa, į balkoną vadinasi. Gerai, gerai, neįsiu. Ne, ne. Čia daug maž standartas, o čia lova, sofa lova. Aš kaip tik ieškau sofos lovos dar. Ten jau mūsų laukia. Ne, čia 6 aukštas. Ja. Nu, gal nuo džinsų. Turbūt yra pasipintas. O, gali praeiti. Gali praeiti visai. Toliau telikas. Kas? Telikas. Telikas. Eina žiūrėt. Einam žiūrėt kabelinės televizijos. Ai. Kad kažkaip. Ai, nu. Aš tas salonas. Перинг канал. Čia tie dar lemia. Изумруд 29. Koks? Так называется телевизор.
Bet vat iš šitą pusės, kai tik vien gamta, va ten iš toliau važiuojant. Čia miškas. Geras. Vertingi baldai. Su laimikėliu turim, galim kažką užsinormuoti, lentelę pjaustyti. Lidelės kokias. Va. Nu ką, bandom? Bandom vesti žemyn. Nu silpna, ar čia. Nors nesilpnas. Tos radiacijos iš vis čia yra.